Mylinčio gerumo meditacija. Gal galime atsisėsti taip, kad jaustumėmės patogiai, šiek tiek ištiesinę nugarą, bet neįtempdami jos. Ir gal galime užsimerkti. Jei nesinori užsimerkti, gal galim nudelbti žvilgsnį žemyn, kad vizuali informacija netrukdytų atsipalaidavimui. Ir tiek, kiek pavyksta, pakvieskime save pajausti savo kūną. Pajauskim savo kūną kaip visumą. Jei kurioje nors iš kūno vietų jaučiame įtampą, gal galim ilgiau sutelkti dėmesį ties šitą kūno vietą. Ir įsisąmoninkime visus pojūčius, ką šiuo metu jaučiame kūne. Dabar gal galime pakviesti save perkelti dėmesį į kvėpavimą. Įsisąmoninkime kvėpavimą. Pajauskime, kaip vėsesnį orą įkvepiame, kiek sušilusį orą iškvepiame. Įsisąmoninkime visą kvėpavimo ciklą. Jeigu jaučiam kažkokią įtampą, gal galim pakviesti save nurimti arba leisti tai įtampai praeiti pačiai savaime. Ir tada galime užmerkę savo akis pradėti mylinčio gerumo praktiką. Pirmu žingsniu gal mes galim savo vaizduotėje, savo mintyse leisti kilti vaizdiniui žmogaus, kurį mes mylime, arba kuris labai myli mus. Mylimo arba mylinčio žmogaus atvaizdui. Gal galime kuo atidžiau įsivaizduoti tą žmogų, jo veidą, jo šypseną, jo meilumą. Ir kai šis atvaizdas bus aiškus mūsų vaizduotėje, gal mes galim pakviesti save suformuoti 4 palinkėjimus šitam žmogui. Mylimam arba mylinčiam žmogui. Ir pirmas iš palinkėjimų būtų, gal jis ar ji gali būti saugus, kiek galima. Arba jis ar ji gal gali būti apsaugoti nuo grėsmės, kylančios iš išorės ar vidaus. Taigi palinkėkime, kad jis ar ji būtų apsaugoti nuo grėsmės, iš kur ji bekiltų, iš išorės ar vidaus. Nuoširdžiai nusiųskime šį palinkėjimą mintimis mylimam arba mylinčiam žmogui. Ir tada gal mes galime pereiti prie antro palinkėjimo ir palinkėti tam žmogui sveikatos, tiek, kiek galima, kad tas žmogus puoselėtų savo sveikatą ir būtų sveikas, kiek tik gali šiuo metu. Palinkėkime sveikatos mylimam arba mylinčiam žmogui tiek, kiek galim. Ir tada gal galime žengti trečią žingsnį
ir palinkėti mylimam ar mylinčiam žmogui būties lengvumo ir kančios atsisakymo. Gal galim palinkėti, kad jis arba ji leistų savo patirti būties lengvumą tiek, kiek galima jį patirti ir atsisakytų kančios. Net patirdamas skausmą ar diskomfortą, kad jis neapsunkintų savo skausmo ar diskomforto savo reakciją į jį ir tuo pačiu nepereitų į kentėjimą ar kančią. Taigi pasiųskime tam žmogui būties lengvumo ir atsisakymo nuo kentėjimo palinkėjimą. Dabar gal galim šiam mus mylinčiam arba mylimam žmogui palinkėti laimės, kad jis arba ji leistų savo patirti laimingų akimirkų ir būtų tiek laimingas ar laiminga, kiek gali. Taigi nuoširdžiai palinkėkime laimės mus mylinčiam arba mylimam žmogui. Dabar gal galim savo padėkoti už šį pirmą žingsnį ir leisti savo mintyse kilti atvaizdui neutralaus žmogaus. Žmogaus iš gatvės ar parduotuvės, su kuriuo mes neturim jokio santykio, tik matėm jį einant ar dirbant. Ir gal galim tiek, kiek pavyksta, pabandyti įsivaizduoti tą žmogų ir palinkėti jam tų pačių 4 dalykų. Kad tas neutralus žmogus būtų saugus, kad jis ar ji būtų apsaugoti nuo grėsmės, kylančios iš išorės ar vidaus. Nuoširdžiai tam žmogui palinkėkime saugumo. Taip pat palinkėkime, kad tas neutralus mums žmogus būtų sveikas, kiek tik galima. Palinkėkime jam sveikatos. Palinkėkime, kad tas mums neutralus žmogus leistų savo patirti būties lengvumą ir laisvę nuo kentėjimo, tiek, kiek galim. Kad atsisakytų kentėti, net jausdamas ar jausdamas skausmą ar diskomfortą. Ir neapsunkintų savo skausmo ar diskomforto dar papildomų kentėjimų. Ir gal galime nusiųsti tam žmogui 4 palinkėjimą - laimės. Kad tas žmogus leistų savo patirti laimės akimirkų ir būtų laimingas tiek, kiek gali. Dabar gal galime nuoširdžiai savo padėkoti ir pereiti prie 3 žingsnio. Ir leisti savo vaizduotėje kilti žmogaus atvaizdui, su kuriuo mes turime problemų, sunkumų, kuris nėra geras mūsų draugas. Kažkoks žmogus, su kuriuo mums sunku. Sunku bendrauti, sunku būti. Gal galim įsivaizduoti tą žmogų savo vaizduotėj ir gal tuomet taip pat ir tam žmogui galime atrasti savy jėgų ir noro palinkėti tų pačių 4 dalykų. Saugumo,
kad jis ar ji būtų saugus tiek, kiek gali, kad būtų apsaugoti nuo iš išorės ar vidaus kylančios grėsmės ar blogio. Nusiųskime tam žmogui saugumo palinkėjimą. Taip pat gal mes galim nuoširdžiai tam žmogui palinkėti sveikatos, kad jis ar ji būtų sveiki tiek, kiek gali. Ir taip pat gal galim palinkėti tam žmogui būties lengvumo, kad tas žmogus atsisakytų kentėti net jausdamas ar jausdama skausmą ar diskomfortą ir neapsunkintų savo skausmo ar diskomfortą dar papildomų kentėjimų. Ir gal galime tam žmogui nusiųsti laimės palinkėjimą, kad jis ar ji būtų laimingi tiek, kiek gali, patirtų kuo daugiau laimės akimirkų. Ir gal galim padėkoti sau už šitą žingsnį ir pereiti prie palinkėjimų sau. Jeigu norisi, galime save net apglėbti rankomis, tarsi apkabintume patys save ir taip pat sau palinkėkime šių 4 dalykų. Gal galim sau palinkėti saugumo, lai mes būsim saugus kiek galima, lai būsim apsaugoti nuo grėsmės, kad ir iš kur ji kyla, iš vidaus ar iš išorės, tiek, kiek galim. Taip pat galim palinkėti sau sveikatos, kad mes būtume sveiki tiek, kiek galim būti. Taigi nuoširdžiai palinkėkim sau sveikatos. Ir tada gal galim palinkėti sau būties lengvumo ir atsisakymo kentėti, lengviau gyventi ir atsisakyti kentėjimo ten, kur patiriame skausmą ar diskomfortą, kad neapsunkintume jų dar papildomom reakcijom į jį. Palinkėkime sau atsisakyti kentėti net ir patiriant skausmą. Lai būna skausmas, bet nebūna kentėjimo. Tiek, kiek galime. Tuomet gal galim palinkėti sau laimės, kad mes leistume sau patirti kuo daugiau laimingų akimirkų, kad būtume kuo laimingesni. Palinkėkim sau laimės visur, kur galim ją patirti. Dabar padėkokim sau šitą žingsnį ir pereikime prie paskutinio žingsnio ir gal galim pakviesti save įsivaizduoti visus žmones, kuriuos pažįstam ir kurių nepažįstam. Ir gal galime praplėsti savo dėmesio lauką iki visų būtybių ir jiems visiems taip pat palinkėti šių 4 dalykų. Lai jie būna saugus tiek, kiek gali būti. Lai būna apsaugoti nuo grėsmės, kad ir iš kur jį kiltų. Iš išorės ar vidaus.
lai jie būna sveiki, tiek kiek gali būti. Palinkėkime sveikatos visiems žmonėms, visoms gyvoms būtybėms, taip pat ir sau. Ir lai jie visi patiria būties lengvumą. Gal jie gali patirti būties lengvumo tiek, kiek jiems išeina. Lai jie patiria būties lengvumą, pasirenka lengviau gyventi ir atsisako kentėjimo net ir patirdami diskomfortą ar skausmą. Ir tuomet gal mes galime nusiųsti tiems žmonėms paskutinį palinkėjimą, laimės palinkėjimą. Lai jie visi būna laimingi tiek, kiek gali. Lai jie patiria kuo daugiau laimės akimirkų ir džiaugiasi jomis. Palinkėkime visiems žmonėms laimės. Ir dabar jau tikrai galim ir turim sau už ką padėkoti, savimi pasidžiaugti, pasakyti sau ačiū ir tai padaryti labai nuoširdžiai, labai aiškiai. Ir tuomet pakvieskime save dėmesiu grįžti prie kvėpavimo. Pabūkim keletą akimirkų su savo kvėpavimu, tiek, kiek pavyksta įsisąmoninkime jį. Ir po truputį savo dėmesį išplėskime prie kūno. Pajauskime visą savo kūną. Įsisąmoninkime pojūčius jame. Ir dar kartą pasakę sau ačiū už savo atjautą ir gerumą, kai būsime pasiruošę, galime užbaigti pratimą.